Kainos kaip parduotuvėje, o prekės pristatytos į namus. Barbora. Ponios ir ponai, šiandien mūsų podcast'e Vilniaus Ryto ir SKM krepšininkas Gantas Križanauskas. Sveikas, Gantai. Sveiki. Ačiū, kad radai laiko ir iškart puolame prie klausimų, kad kuo daugiau spėtume, nes turime gana ribotą laiką. Tai Gant, visų pirma, kaip jautiesi iki šios akimirkos, kokia tavo sportinė forma ir kokia nuotaika? Tai nuotaika ir forma abi geras yra. Kaip jau man pagrindė visi NKL sezonas baigęs, Čempionų lyga irgi baigęs, liko tik tai su Ryto pagrindinė sportuoti ir keletą MKL varžybų sužaisti, tai forma, sakyčiau, nebloga, nuotaika dar geresnė. Labai džiugu girdėt. Ir turbūt dar tą nuotaiką pagerino tai, kad neseniai sukako 18 metų. Taip, visiškai. Ir tai įtakojo tai, kad iškart išlaikai vairuotojo ir pažymėjimą, ar ne? Taip. Tai sveikinam ir su tuo. Tai daug tikrai reiškia žmogaus gyvenime, krepšininko gyvenime. Ar pajauti, kad jau dabar lengviau važiuoti iš taško A į tašką B? Tai žymiai, aišku, vis tiek gyvenu gan už miesto, sakyčiau, tai padeda labai, kai galiu pasimašinti nuvažiuoti. Koks būtų patarimas tiem, kas laiko teises, vairuotojo pažymėjimą ir kaip išvengti jaudulio? Nežinau, sunku iš tikrųjų pasakyti, man tai net nelabai buvo jaudulio per tą vairavimą, tiesiog jeigu nuėjai visas tas pamokas, tai turėtum lengvai išlaikyti, sakyčiau. Iš pirmo karto, taip? Taip. Na taip, iš tikrųjų, 18 metų gyvenimas suaugusio tik prasideda. Gantas yra ilgametis SKM auklėtinis, jeigu neklysiu, nuo 1 klasės, ar ne, Lankai? Taip, nuo 1, jo. Taip, tai nuo 2013 berods metų, tai daugiau negu 10 metų, tai yra paskutiniai tavo metai SKM, pakalbėsime apie juos. Tačiau dar pradėkime nuo aktualijų. Taigi, balandžio pradžioje tapote Čempionų lygos jaunimo turnyro nugalėtojais. Tai yra pirmas kartas, kai Ryto jaunimas iškovojo tokį trofėjų. Tu buvai toje komandoje buvo iš viso 7 SKM žaidėjai. Kokie to prisiminimai dabar išlikę, kaip prisiminsi būtent tai, kas įvyko? Ši kelionė, sakyčiau, gan išskirtinė buvo, nes ta komandos emocija buvo labai gera. Tas toks susicementavimas, jeigu galima tai pavadinti. Visi komandai surinkti žmonės buvo ne tik kaip krepšininkai geri, bet ir kaip asmenybės. Tai labai, taip kaip pasakyti, susibondinom, tai labai smagi kelionė buvo. Tikrai prisiminsim, manau, visi ilgam. Kada pajautėt, kad esate tie, kurie gali pasiekti auksą? Tai mes jau važiavom į turnyrą tik ant 1 vietos, net apie kitą negalvojom apie jokias 2 vietas. Žinot, kad tai realu? Žinojom, tikėjom, kad tai realu. Nebuvo abejonių. Nes iš tikrųjų sunku suprasti, koks ten lygis, kol ten nesi turbūt atvykęs. Na jo, bet vis tiek praeitais metais aš jau esu buvęs, porą žmonių irgi jau buvo, tai plius minus supranti, kurios ten komandos stipriausias, koks ten tas lygis, tai žinodami savo sudėtį, tai va taip ir įvertinam savo galimybės. Labai geras pastebėjimas, tu ten buvai jau ir praeitais metais, kai jūs laimėjote bronzos medalius. Ir kiek davė tie metai tavo asmeniškai ir galbūt visai komandai, kad jau pernai turbūt užsigrūdinote daug? Tai taip, faktas, vis tiek ta patirtis, tu pamatai ir varžovus, ir ta, kaip pasakyti, ne vien Lietuvoje gauni pažaisti, tai ta patirtis tikrai duoda daug. Ir koks jausmas triumfuoti tarptautinėje jau buvo salėje, arenoje? Tai labai smagu, faktas, labai įdomu išeiti net iš tų pačių moksleivių lygų, kur tenai mokyklos sporto salėse žaidė tas didesnės arenas, tai labai smagu. Na taip, turbūt iki šiol tau čia didžiausias yra ir pasiekimas, ar ne, kaip krepšininko? Manau, jo. Taip, labai smagu, kad tokį dovanojate Vilniui titulą, tikėkimės, kad tai įkvėps ir vyrų komandą, ir šio sezono pabaigai, ir kito sezono Čempionų lygoje. Kaip tu save apibūdintum kaip žaidėją? Kaip žaidėją? Nežinau, mane daug kas išskiria kaip taip vadinama juodadarbį. Na, nežinau, aš manau taip ir yra. Gal nuo mažens to talentų iš tikrųjų nelabai pasižymėjau, o viską pasiekiau per darbą. Ir tiesiog bandau tą ir palaikyti. SKM sporto vadovas Karolis Čyžius yra
pasakęs po šitos pergalės jūsų Čempionų lygoje interviu, gal teko skaityti, kad per savo karjerą trenerio matė 3 žmonės, kurie dirbo sunkiausiai. Žinai kokius? Nežinau, iš tikrųjų. Vienas tarp jų esi tu. O kas kiti 2? Spėk. Aš žinau, ar aš juos pažįstu ar ne. Tikrai pažįsti ir teko žaisti su jais ir vis dar tenka. Bent su vienu iš jų tai tikrai dar tenka. Gali būti vienas iš jų Kasparas. Taip, tu teisus. Vienas Kasparas. O kitas? Su kitu laimėjai Čempionų lygą ir dabar esi Ryte. Su kitu laimėjau Čempionų lygą? Vyrų komandai. Taip, tu laimėjai Čempionų lygos jaunimo turnyrą ir dabar esi Vilniaus Ryto. Tai jis 2.6 turi būti, ar ne? Ar 2.7? Nebūtinai. Tai tikriausiai Ignas. Ignas Urbanas, taip. Tai va 3 tokie krepšininkai, kurie pasak Karolio Čydžiaus išsiskyrė. Sunkiu darbu, sako, jie tikri krepšinio frykai, ta pačia jau pozityviausia prasme. Tai turbūt tai tik įrodymas, kad reikia dirbti daug, sunkiai tikėtis, iš kur tiek pas tave buvo noro, ar nebuvo kažkokių sunkių momentų, kad viską norėjosi mesti. Nu, kad mest kažką, tai neprisimenu, kad tai būtų. Tiesiog jau, kai atėjau į tą krepšinį, nežinau, man labai patiko šitas kaip ir sportas ir tiesiog kiekvieną dieną stengiuosi dirbti, noris to rezultato, noris būti geresniam ir eini kiekvieną dieną, kiekvieną savaitgalį ir tiesiog, va taip ir palaikai. Aišku, gražiausiams spalvom sužydėjai tada, kai Kasparas išvyko į Barcelonos jaunimo akademiją, bet turbūt žaidimo su juo taip pat prisidėjo prie tavo tobulėjimo. Gal galėtum papasakot, kaip buvo prie jo ir kaip yra be jo? Tai faktas, Kasparas jau prieš kiek čia metų, prieš 2 tikriausiai išvyko. Jau jo, tai mes vis tiek dar buvom, kaip pasakyti, jau vaikai tam lygi. Kasparas tada ten buvo toks gan akivaizdus lyderis, jau tada turėjo tą gerą žaidimo supratimą, jau subrendęs ganėtinai buvo. Aš ten labiau kaip antras buvau, kai Kasparas išvažiavo, labiau tą lyderio poziciją perėmiau. Nu, tai aš manau, reikia visokių patirčių, reikia visose pozicijose pabūti, taip pasakęs, tai manau prisidėjo irgi tas. Taip, laipsniškas pakilimas iki lyderio rolės, Taip. Kažkur net primena atveju Čeką Eiconą, kuris išvykus kitiems Ryto lyderiams ir 15 metų perėmė lyderio rolę ir būtent Čeko Eicono akivaizdoje ir tu žaidėjai ant parketo, laimėjote prieš Šiaulių komandą LKL rungtynes ir įdomus faktas vėlgi apie 3 žaidėjus. Rungtynių pabaigoje aikštėje buvo 3 žaidėjai, kurie 2 iš jų lanko schemą, tai tu ir Ignas, ir 3 buvo Radzevičius, kuris irgi trumpai lankė schemą, tiesa, tik 1 metus. Tai net kažkaip širdie buvo gera, kad net 3 schemo žaidėjai vienu metu buvo ant parketo. Jo, žinau, kad Radzevičius yra, aš ir Radzevičius, man atrodo, esame vieninteliai, kurie dabar ir Ignas prisidėjo, kad iš schemą tik tai esame. Taip, šiuo metu taip vyrų komandoje, na, kas iš tikrųjų nėra mažai. Atmetus legionierius, kiti Vilniečiai turbūt yra Margeris Normantas. Margeris ir viskas. Jo, aš Margeris ir Radzevičius esame vieninteliai Vilniečiai. Taip, Lukas Uleckas, Echodas iš Kauno, Taip. Nors jiems labiau turbūt Vilnius jau patinka, bet čia nesigilinkim. Kokį tau paliko įspūdį žaidimas su vyrais iki šios minutės, na sakykim, ir su tų pačiu, su tais pačiais Šiauliais, kai Eiconas buvo visa kita, ta visa aura rungtynių? Ne, tai aura, tai jo, čia jau fanam reikia dėkoti už tą aurą. Aš prisimenu pirmas varžybas LKL, kai išėjau ir prie visų tų fanų, kai žaidėm prieš Pasvalį. Nu, tai labai tas didelis skirtumas, dar kai niekada nesižaidęs prie tiek daug žiūrovų, nu, labai smagu. Visada vis tiek norėjai, čia tokia kaip jau tikslas, kaip svajonė buvo pažaisti prie didesnėse arenose, tai aišku, labai smagu. Tai čia ir priedame tą klausimą. Kaip tau pavyko prasimušti praėjusią vasarą į vyrų klubą? Na tai aš praeitais metais žaidžiau Ryto 3 komandai, ten kaip ir viskas buvo normaliai, kažkiek sportavau jau su Ryto 2 komanda ir tada taip, tiesiog turėjau laisvą vasarą, nes nebuvo rinktinės U17 mum, tai tiesiog visą vasarą realiai dirbau ir vasaros pabaigoje mes išvažiavome tokį turnyrą Florencijai. Surinko ten porą žaidėjų. Ten 2 varžybos lygtais buvo, aš tenai gan neblogai pasirodžiau ir pakvietė tiesiog į treniruotę į Ryto. Tenai vėl neblogai, tada išvažiavom į Druskininkus į stovyklą su Ryto komanda ir kažkaip prilipo. Ir dabar tęsiasi iki šiol.
Taip, neįtikėtina sėkmės istorija. Jeigu nepaslaptis, kontraktas kiek į priekį pasirašytas. Šiem ir kitiem metam. Tai kitais metais dar tikrai būsi, kol baigsi čia mokyklą, ar ne? Taip, kol 12 klasę baigsiu. Ką pats manai, ant kurios bangos užšoksi? Ant NCAA lietuvių bangos ar liksi Lietuvoje? Iš tikrųjų, tai neįsivaizduoju, net nežinau, ką pasakyti. Nežinau, NCAA gal biški gardam yra sunkesnė situacija, tenai labiau vertina tuos europiečius labai aukštus, vis tiek ten mes nieko ten tuo labai šuoliu, fiziškumu, gal greičiu neįsiskiriam kaip lietuviai, bet žiūrėsim kaip bus. Žinau, kad tai kitais metais dar čia lieku, o vėliau žiūrėsim. Labai įdomus momentas, kuris man įsiminė dar turbūt prieš sezoną, buvo trumpas videoklipas, kuriame tu prameti iš perimetro, pats atsikovoji kamuolį ir sugrūdi jį į viršų, ar ne, į krepšį. Galėtum prisiminti, kaip ten buvo viskas? Čia buvo per draugiškas, man atrodo, dar varžybos, aš neprisimenu, prieš ką mes žaidėm, bet jo, mečiau tritaškį, kamuolys taip gerai atšoko, pagavau ir žiūriu laisvas kelias, tai tiesiog dėjau. Sukrito kortos, galima tai pasakyti. Galima sakyti, kad tai parodė tavo charakterį, prisidėjo prie ryto noro pasirašyti? Gal, manau taip. Turbūt nustebino tavo toks naglumas, sakykime, pačia gerai prasme, aišku. Aišku, manau, kažkiek prasidėjo. Jo, o aikštėje galima sakyti, kad esi, kaip pasakiau, labai drąsus, labai naglas. Nežinau, čia jau kitiem vertinčia trenerių reiktų paklausti, bet manau, visi žaidėjai kažkiek skiriasi, kokie jie yra aikštelė ir kokie jie yra už aikštelės, kokie jie yra gyvenime. Tai aišku, to naglumo labai reikia aikštelį, be jo tu neišsiversi. Tikrai taip, nes konkurencija kasmet auga, jinai milžiniška ir vien tai, ką iki šiol pasiekai, be abejo yra puiku, tačiau vien tuo apsiriboti būtų kvaila. Faktas. Ir turbūt kuo greičiau reikia nustoti žavėtis, kad tu esi vyrų krepšinį ar ne, žiūrėti į kitus krepšininkus kaip į kažkokius herojus, reikia su jais eiti ir kovoti. Taip, visiškai. Jo, nes šią mintį prisiminiau iš Macijausko laikų, kai jis buvo Vilniaus Ryte prieš 25 metus. Sakykime, tai Macijauskas paskui per podcastą su Justinu Jankevičium sakė, kad aš atėjau iš Klaipėdos nepasižiūrėti, kaip žaidžia kiti, o iš karšti jam kailius. Kažkur esu šitą girdėjęs, man atrodo. Ja. Tai matosi, kad tikrai užaugo labai gera karta ir tu esi vienas iš jų atstovų iš 26 metų, kurie šiemet baigė SK mokyklą. Apie tą kartą dar irgi pakalbėsim, bet dabar kalbame apie tavo trenerius dar šiek tiek. Daugiausiai dirbai su Arvydu Benkevičium. Visų pirma, turbūt apie jį jam reikia atsiduoti duoklę. Taip. Kaip keitėsi tavo santykis su juo, bėgant metams, tau augant? Tai santykis visada su Arvydu buvo geras, mes niekada jokių pykčių neturėjom. Mano treneris buvo nuo 2 klasės, jeigu gerai prisimenu, man atrodo, nuo 2. Tai aišku, per tuos metus jis tik gerėjo ir tiek. Kaip jį apūdinam, kaip krepšinio prasme, koks tai yra treneris ir šiaip prasme, koks yra žmogus Arvydas? Tai aš galiu pasakyti, kaip kiti treneriai mato Arvydą, tai kiek turėjau trenerių, visi sako, kas ateina iš Arvydo, visi labai greit bėga. Tai jo, pas Arvydą tas buvo labai greitas krepšinis. Mes derinių niekada daug neturėdavom, porą opcijų, gynyba irgi buvo sąlyginai labai paprasta, tos taktinės prasmės pas Arvydą tikrai nebuvo daug, bet labai daug ant greičio. Čia pagrindinis, ką galėčiau skirti, tai greitis. O kaip žmogus labai paprastas, malonus, geros širdies žmogus. Arvydo iš tikrųjų, tas krepšinis išskirtinis ir netgi dabar žiūrint į jo komandą A-divizione U13, komanda pateko į finalo 4 irgi. Galbūt pats seki ir kiek tai nustebino? Iš tikrųjų šitų nelabai seku, bet net nežinau, kelintų čia metų yra. U13. Tai 2011. Ir mes su Arvydu, man atrodo, ne kiekvienais metais esam buvo MKL, įskyrus per COVID, tai nestebina, nauja karta auga. Taip, aš atsimenu irgi puikiai tą U13 beje jūsų finalą prieš 5 metus, kai patekote į finalą. Vienoje pusėje buvai tu su Kasparu, kitoje pusėje buvo ir Dovydas Buika su Matu Buteliausku ir kitais.
Jo, tai spūdingas finalas, ten viskas iki paskutinių minučių. Ar greitai metai prabėgo tau? Labai. Atrodo dar ką tik 14, buvo dabar 18. Man irgi tikrai labai greitai. Ką dar galėtume vardinti iš savo trenerių ir tokių maloniausių prisiminimų iš SKM laikų? Tai du pagrindiniai treneriai ir yra mano, tai buvo Arvydas ir kitas buvo Karolis Šyžius. Tai kaip prasakiau, pas Arvydą buvo labiau tas viskas ant greičio, ant 1-1 žaidimo, o kai atėjau pas Karolį, čia dar buvo ne RKL, man atrodo, pas Drakonus, tai labiau supažininu su tokiu taktiniu krepšiniu, visas gynybos sistemas, tai man irgi to reikėjo, nes, kaip sakiau, pas Arvydą to nelabai buvo, tai reikėjo ir su tuo susipažinti, tai Čyžis man labai padėjo su tuo tikrai. Kalbant apie spūdingiausius tavo pasirodymus, tai ir išlieka rungtynės U16 berods čempionate, kai pelnai 47 taškus ir surinkai tiek pat naudingumo balų. Esi turbūt nekartą skinėjęs į šį klausimą, bet kas nežinojo, galbūt dar kartą galėtum priminti, kas čia buvo per rungtynės. Jo, jau šitą nekartą tikrai teko, bet jo, tai čia buvo U16, žaidėm su VKM komanda, tai jo, kem 7 taškai. Net, nežinau, geros rungtynės, labai viskas krito, man atrodo, per vieną kėlinį gal 21 tašką net buvau sumetęs. O ketvirtam kėlinį, kiek pamenau, gan ilgai sėdėjau, tai gal net ir daugiau būčiau įmetęs. Tai jeigu būtų Arvydas save leidęs, tai būtum pagerinęs ir 50 turbūt ribą taškų. Jeigu būtų viskas gerai, galimai taip ir būtų. Bet sakė, pasiliksim kitam kartui. O per kiek laiko beje tuos visus taškus pelnai, kiek čia laiko žaidėjai? Apie 33 gal minutės. Aš bijau sumeluoti, bet kažkas tokio. Tu turbūt matei, kaip krito Eurolygos rekordas, kaip Nigelis Heisas pagerino Šeino Larkino rekordą. Ir ten žaidė paskutinės minutės grinai ant rekordo. Tai taip, jau kai matas, kad einas, tai reikia ant to rekordo. Na taip, dar turi šansų jį pagerinti MKL čempionate, nes laukia U18 ketvirtfinalio serija. Anksčiau U18 buvo prestižinis čempionatas, dabar taip gaunasi, kad į geriausiai žaidėjai kaip tu jau prisijungia tik nuo playoffų, jeigu prisijungia apskritai, ko pats tikėsi iš šios serijos, kuri startuoja jau ketvirtadienį. Ketvirtadienį, taip, tai žaisim varžybą su Knašim, tikimės laimėti ir tada Final Four, jau norėtųs tą pirmą vietą pasimti, jeigu visi susirinksim komandą, kas turėtų, tai manau turim nemažai šansų pasimti auksą medalį. Čia labai puikiai žinia, kad Gantas grįžta padėti savo komandai ir puikus pavyzdys kitiems krepšininkams, kurie nepamiršta savo mokyklos. Gantai dabar tik klausimas, kaip susižaisti seksis su komanda, ar ne? Jo, čia irgi iš tikrųjų bus įdomu, nes važiuosiu žaisti, tai tikriausiai visai be treniruočių, bet komandą pažįstu jau daugelį žmonių, ten kokius 7 metus. Tas pats, jeigu atvažiuos ten Jokubauskas, tai irgi jau esu žaidęs ir Čempionų lygoje, ir RKL, NKL, Raupelį irgi pažįstu, tai gal iš pradžių bus sunku, bet nemanau, kad turėtų būti labai daug problemų. Tikrai nusimato labai gerą komandą, plus visi tie žaidėjai, kurie taip pat žaidė visą sezoną, taip pat jų negalima jokių būdų nuvertinti, jie žaidė, kovojo, pasiekė 6 vietą reguliariajame sezone ir pasak tavęs tikrai yra šansų, ar ne, laimėti šią seriją. Taip, manau tikrai yra. Aišku, reikės parengti gerą planą, nes tave greičiausiai bandys gynyboje ir padvigubinti, ir patrigubinti galbūt. Ar esi pasiruošęs įtraukti į žaidimą kitus komandos narius? Tai be abejo, kaip visada. Taip, seksime šią seriją, linkime viso ko geriausio. U18 beje B divizione taip pat pateko komanda į finalo ketvirtą, Laimono Veličkos komanda, kuris podcast'e bus iš karto po tavęs. Tai išleistuvės nusimato labai geros. Kaip ir pernai, taip ir šiemet, tikiuosi pats būsi. Būsiu. Taip, nuostabi karta ir dar galime dabar apie turbūt ir pakalbėti. 2006 metų karta buvo pirmoji, kuri žaidė pagal naujas krepšinio taisyklės. Priminsiu tiems, kas nežino, tai yra be užtvarų, daugiau 1-1 ir taip toliau. Kiek tai, manai, prisidėjo prie jūsų sėkmės? Manau, šiaip visai padėjo šitas dalykas, nes tada daugiau ėjom žaisti 1-1, o kadangi užtvarų nebuvo galima statyti, tai aš prisimenu, mes žaisdavom vien iš endofų.
Tai tas irgi gal kažkiek prisidėjo. Nežinau, ar čia yra labai didelis skirtumas, bet tam 1-1 žaidimui kažkiek davė impulsą tikrai. Tikrai ne visos tokios kartos stiprios su visą pagarbą, aišku, kitom kartom, bet taip viskas sukrito, kad jūsų karta įspūdinga. Atrodo, vardintus krepšininkus ir vis tiek išauga dar naujas. Kiek tiesos yra Karolio Čyžiaus pasakėme, kad vienas žaidėjas, šiuo atveju Kasparas, uždavė toną ir visi siekė būti jį panašus? Nežinau, kažkiek tai tikrai manau, kad uždavė, nes vis tiek matot, kur Kasparas yra šiuo metu, tai manau visi nori vis tiek siekti tokio lygio, kokį jis pasiekė ir lygiuotis jį. Tai manau tikrai kažkiek prisidėjo. O kokie jūsų santykiai? Šiaip. Labai gerai. Tai vis tiek komandai žaidėm nuo 3-4 klasės, labai ilgą laiką, tai geri draugai dar palaikom ryšį tikrai. Taip, geras duetas, kaip Golden State Warriors, Klejus su... gal dar ne tiek, bet... Taip. Na ir aišku, turite reikalų ir jaunimo rinktinėje. Šią vasarą laukia 18 čempionatas, kur ginsite Europos čempionato aukso vardus. Pats beje nebuvai prieš 2 metus ir buvai turbūt pirmas žaidėjas po brūkšnio. Kiek turi noro savyje patekti į šią rinktinę šią vasarą? Tai labai be abejo, vis tiek norisi įrodyti savo vertę. Prieš 2 metus nelabai pasisekė, tai šiemet, manau, viskas bus gerai. Taip, tai turbūt irgi pasako apie šios kartos lygį, kad netgi Vilniaus Ryto žaidėjai ne visą laiką patenka į galutinį 12-tuką, bet kaip pats jauti, po 2 metų esi padaręs daug į priekį žingsnių. Manau, pažanga jo, tikrai. Taip. Lauksime, tikėsimės. Na, dar porą trumpų klausimų, kai tave kalbinau SKMLT portalui gruodžio mėnesį berods prieš pat šventes. Tu pasakai tokį įdomią mintį, dabar aš ją pacituosiu, galėsi ją labiau paaiškinti, praplėsti. Taigi skamba taip tavo citata. Lemiamą vaidmenį atlieka ne tik talentas, bet ir nuolatinis darbas bei aukštos moralės standartai. Svarbu sporte ne tik laimėti, bet ir pralaimėti, augti, mokytis iš kiekvieno savo žingsnio. Tai man kažkaip užkliuvo, kad žmogus 18 metų mąsto jau apie aukštos moralės standartus. Ką norėjai tuo pasakyti? Aš labiau gal apie mentalitetą kalbėjau, kad kai tu eini į aikštelę, tu turi, kaip ir sakiau anksčiau, pasikeisti kaip žmogus. Labiau to naglumo reikia, gyvenime gal to nereikia parodyti, bet kai tu eini į aikštelę, tu eini kovoti. Ir tiesiog va taip. Tai kaip persijungti tą paslaptingą mygtuką? Tai čia kiekvienam skirtingai, čia jau turi savo tą mygtuką atrasti. Kiekvienam jis yra skirtingas ir tu turi tiesiog per metus atrasti. O užsikurt, kas tau labiausiai padeda? Tai čia paėmus, galiu paimti pavyzdį iš Vengrijos. Čia labai padeda, kai komanda užsikuria. Ne kai tu vienas, o kai visa komanda. Ir kai visa komanda, tai nėra labai sunku. Aišku, gera kolonėlė labai daug ką duoda, jau minėjau šitą. Bet kuo komanda yra geriau susisementavus, to ir tu pats labiau užsikuri. Tiesiog atsiranda ta ugnelė eiti ir kovoti. Ir turbūt reikia visą laiką palaikyti tą alkanumą, kaip ir sako Vilniaus Ryto ir Žibėnas treneris. Reikia palaikyti stay humble and kaip ten? Stay hungry, stay humble. Va. Ja, kad būti piktam, alkanam ant varžovo. Taip. Nesvarbu, kas varžovo. Tikimės pamatyti tą LKL playoffuose. Pats manai, ar galite užsikabinti su Žalgiriu finalo serijoje? Manau, tikrai galim. Ką parodėjau šį sezoną, pralaimėjom ten tas varžybas, bet labai arti pergalės buvom. Tai manau, visų pirma, aišku, reikia patekti į tos finalus, bet manau, šansų turim tikrai. Tikrai taip, kitaip negali būti, sostinės klubui turi būti keliami aukščiausi tikslai, ypač prisiminant praėjusius metus, kai buvo 2-2 serija ir likus minutį Kaune dar niekas nežinojo, kas laimės. Taip. Ja. Na ir dar klausimėlis galbūt paskutinis, artėja vasara, stovyklų metas, aišku, jau tu iš tų stovyklų esi išaugęs, bet esi praėjęs tiek per skills, tiek per dieninės galbūt, kokie prisiminimai iš tų laikų? Jo, tai stovyklų, kai pagalvoju, tai tikrai daug buvo, jau dar net norėtus ir pačiam tenai nuvažiuoti, bet smagu būdavo, aišku, kai
susirenka ta gera hebra, ten visi draugai vis tiek, visi visus pažįsta, sezono metu žaidžia. Ir patobulėjai, tikrai patobulėjai per tos stovyklas, aišku, čia priklausai, kokią tu stovyklą nuvažiuoji, bet man tai geriausi prisiminimai būdavo iš stovyklų. Labai malonu girdėti ir ačiū Gantai, kad buvai šiuos metus visus su SKM, tikimės pergalingų playoffų ir išleistuvių, kurios galbūt bus net ir auksinės, kas čia žino, auksinė karta. Gal turi kokią perduoti žinutę, gal per tiek daug metų, aišku, esi davęs daug interviu, bet gal turi kažko neišsakyto, ką nori dabar pasakyti visiems. Tokio neišsakyto, tai nežinau, bet ką galėčiau palinkėti, tai tiesiog dirbti. Čia darbas yra atsakymas į visas problemas, tiek į psichologinės, jeigu kažkas aikštelį nesiseka ar panašiai, viską gali pasiekti darbą. Auksiniai žodžiai iš mūsų ilgamečio SKM auklėtinio lūpų. Kviečiu palaikyti U18 komandą, kviečiu palaikyti Gantą jo tolimesnėje karjeroje, dėkoju už pokalbį. Kviečiu Gantą ir kitus apsilankyti ir SKM Shop LT, tai yra mūsų podcast'o rėmėjas, pabandysim ir Gantui rasti tinkamą dydį džemperį. Koks beje dabar ūgis? 1,93 m. Dar auksi, kaip manai, ar užtenka? Tikiuosi dar gal porą cm išaugti. Taip, ir bus nuostabus Gantas kombo gynėjas, turės nuostabią karjerą, o mes pasimatysime jau kitose mūsų laidose.